pamoką mes pradėsime nuo kartojimo akvariumo metodu. Šitas metodas jums yra nebe naujas ir norėčiau pakviesti keletą savanorių į akvariumą. Čia bus jūsų kaip asmeninės kompetencijos ugdymas. Taigi prašau, kas norėtų į akvariumą? Ar yra dar norinčių Robertui palaikyti kompaniją? Vaikai, jeigu ko nors nežinosi, tai bus proga sužinoti. Prašom. Ar yra dar norinčių? Ne. Gerai, tai jūs plaukiosit po Žinių jūrą ir jums namų darbam buvo užduota sugalvoti klausimus akvariumui. Atsiverskite sąsiuvinukus ir kai užduosite klausimą, pasakykite, kam tas klausimas yra skirtas. Gerai, pradedame. Prašom. Eglė, kas yra tirpinys? Tirpinys yra medžiaga, kurioje ištirpsta kitos medžiagos. Ar atvirkščiai? Atvirkščiai. Atvirkščiai. Tai kaip turėtų būti teisingai? Kurioje ištirpsta. Tirpinys yra tas, kuris tirpsta, o ta medžiagoje, kurioje tirpsta, yra tirpiklis. Tirpiklis yra ta, kuri tirpina kitas medžiagas, o joje ištirpusi medžiaga yra tirpinys. Dovydas ar Donatas, turite klausimą? Ką apskaičiuoja medžiagos masės dalis? Kaip apskaičiuojam, ar ne? Simona. Medžiagos masę dalinant iš mišinio masę. Eglė, koks yra vandens tankis? 1 gramas kubiniam centimetrą. Ar teisingai? Teisingai. Kas yra mišinys, Robertai? Mišinys tai gali būti bet kokia medžiaga, kuri yra sudaryta į daugiau nei iš 2. Arba iš 2, arba daugiau negu iš 2 medžiagų. Taip. Ar dar norėtumėt paklausti ko nors? Mes pakartojame praeitos pamokos medžiagą, ar ne? Ir ačiū dalyvavusiam jum už tai, kad jūs nugalėjote baimę ir pasinaudojote savo asmeninėmis savybėmis. Duodu jum kompetencijos asmeninės lipdukus. Prašom. Ir prašom sėstis.